Pabudome tarp kalnų ir nieko nelaukdami pajudėjome link ryžių laukų. Tad keliamės ten. Atvykome tikrai anksti, todėl išvengėme parkingo mokesčių ir minios žmonių. Vaizdas įspūdingas, todėl dar bandėme išspausti maksimumą ir įamžinti kuo daugiau. Tačiau buvo metas judėti, laukė pusryčiai ir kelias iki šventyklos. Eidami dar praėjome ryžių laukų žemėlapį su takais, visgi plotas nemažas, matėte patys. Kadangi atsikėliau su skaudančia gerkle, įprastą kavos puodelį keitė karšta arbata. Vėliau teko pasikeisti motorolerio outfitą ir vėl kilti link Balio šiaurės. Pasiekėme ežerėlį, prie kurio ir bus garsioji Balio šventykla. Kaip ir visada, norėjosi atvykti anksti ryte, tačiau šį kartą ryžių laukai nugalėjo. Beveik kiek žmonių. Taigi atsikėlėm šiandien 6:30 ir norėjom išlėkti į ryžių terasą pasižiūrėti. Nusileidom į apačią ir radom prirakintus motorolerius, jokių darbuotojų. Tai teko biškį palaukti, susirasti darbuotoją, kuris atrakino motorolerius ir išjudėjom iki ryžių terasos pavadinimu Jetiluvih terasa. Tai va ten nulėkėm per valandą 10 minučių kažkur. Paskraidėm su dronu, labai gražios terasos, labai plačios, daug erdvės. Yra vietų pasivaikščioti, tai ten praleidė valandą pusantros, pavarėm pusryčius ir dabar atvykom iki Ulun Danu Bakun šventyklos. Tai yra šventykla ant vandens. Ir dabar yra tarp 11-12 valandų, tai yra milijonas žmonių ir bandom įsipaišyti tarp jų. Tai šiek tiek apėjom teritoriją ir vyksim iki dar kitų vartų.
Kas čia per višta? Nedavė valgyti vištai. Signalizacija. Norėčiau rašyti porą voiceoverį vlogui, bet kaip girdite ir galbūt net nematote, bet čia ateina tam tikrą valandą ir šitas signalizacijos garsas prasideda. Čia šiaip cikatos. Bet šiaip, kad taip ritmiškai, tai pirmą kartą girdžiu. Ne tai, kad ritmiškai, bet kaip kad signalizacija. Silpnesnių nervų žmonėms turbūt būtų sunku. Aš dar laikausi. Grįžom ir šiaip buvom prie tos šventyklos ir buvom šalia pasižymėję tokius vartus, garsiuosius vartus. Tai nuvažiavom iki parkingo, pasistatėm ir pamačiau, kad ten reikia eilėj laukti, kad nusifotografuot. Ten, panašiai kaip ir tos šventyklos to veidrodėlių. Tai sakau, nelaukiam. Nemanau, kad ten verta, jeigu ryte vyktum prie tos šventyklos, manau, labai gerai būtų ryte ir tas bet tų žmonių galbūt būtų ir tie vartai irgi to pačiu būtų palankesni ryte. Ten 5 minutės nuo tos šventyklos. Ir įdomiai, kad apačioje nusileidus labai šilta, labai karšta. Tiesiog kepa tą saulę ir tik pradėjom kilt. Iš karto toks vėsumas jaučiasi, tos kalnus kaip pradedi, tai vėl tuos reikia vėjinukės užsidėti, apsimuturiuoti, nes vėl debesyje važiavom. Toks visiškai mistinis vaizdas. Įdomiai, vis labai skiriasi. Balis čia viršuje ir balis apačioje. Ir dar tokį įdomesnį vaizdelį mačiau, tai važiavom ir viena aikštelė buvo. Ten daug tų beždžionių ir gali šiaip kiti ten ir vietiniai nešioja bananų nusipirkti, duotai beždžionių, ko aš mažiausiai norėčiau, nes ten jos neprognozuojamos. Tai vienoje vietoje tiesiog buvo išmesta koks 50 tokių su maišeliais. Čia mums šitą davė, nes mes pirkom braškės ir neturėtų mest, aišku. Ir toks iškart man tie vaizdiniai, čia turistai teršia Balį, čia vakariečiai ateina, čia blogai, čia sugadino viską mum, varykit iš čia, nes YouTube'ai pažiūrėsit, kad ir užsieniečių, tarkim, video ten apie kokie blogi dalykai apie Balį, kažkas tokio ir visur ten bus dažniausiai kažkoks vietinis, kuris teis turistus arba irgi kiti užsieniečiai irgi sakys, kad čia tik turistai viską šiukšlina, bet esmė ta, kad čia ir vietiniai labai daug šiukšlina. Pavyzdys, tiesiog su šiukšlin visam viskas išmesta, taip. Aš noriu pasakyti, kad nėra vien taip, kad tik turistai šiukšlina, taip jie šiukšlina nemažai iš tikrųjų. Yra tokių vietų, kur, pavyzdžiui, nusipirki įėjimą, tą apyrankę įėjimą ir tau duoda buteliuką, tą vandens nemokamai mažą. Tai tarkim, nuėjus į tas vietas, kur galima nusifotografuoti, būna tų buteliukų primėtyta, tai reiškia, čia turistai primėti. Bet labai daug šiukšlina ir patys vietiniai, ne visi. Kiti tikrai prižiūri labai ir savo kiemus tvarko ir ten šluojas. Ta prasme, tikrai prižiūri tą aplinką, bet yra tokių, kurie nekartą mačiau, kad važiuoja automobilį ir išmeta, tarkim, pro langą šiukšles. Šiaip tokiose vietose, kur jie gyvena ir ten gana yra jų kiemas, neateina tas turistas ir neprimėto jam tų šiukšlių, ten jo kiemas, jisai pats apsivertęs, tas šiukšlės ten mėto. Tai šiaip liūdnai atrodo, iš tikro daug tų šiukšlių. Gavau Balį, gal mažiau jų bus, nei tarkim Sumatroje, Javai, ten tai iš vis tragedija. Tai tas toks kaltinimas vien turistų iš tikrųjų nėra pats teisingiausias, bet čia labai nėra tos sistemos. Tai čia yra didžiausia problema, nes nėra tokių kaip šiukšlinių, konteinerių net nelabai, apie rūšiavimą iš vis net nėra kalbos. Kad surinkinėtų šiukšlės, tos šiukšlių mašinos kaip Lietuvoje, tai tik vieną kartą mačiau, tai jo liūdnai. Todėl jie čia ir degina labai dažnai čia. Tiesiog viena didelė problema. Ir dar tas, kad vakaruose, pavyzdžiui, surenka tą plastiką, tai po to į trečiasias šalis dažnai išvežant. Tai čia toks visa grandininė reakcija. Šiaip jo liūdna. Atrodo, važiuoja taip gražu ir tas šiukšlės matai. Nesakau, ir Lietuvoje šiaip būna žmonių tokių, bet liūdnokai iš tikrųjų. Tai va, tiek žinių. Sėdžiu.
Ir dabar Rokas ieško vairuotojo, kaip mums rytoj iš čia nuvykti iki Sanur miesto. Tai parašėm tam pačiam vairuotojui, su kuriuo atvykom. Ir su juo vykom nuo Batur, Ugnikalnio ten to miestelio. Vykom į apačią, beveik iki Denpasaro. Ir užkilom čia į Munduk. Tai sumokėjom 550, davėm jam dar daugiau. Ir čia gavos apie 130 km kažkas tokio. Ir mes geranoriškai parašėm jam vėl, kad norim rytoj vėl transferio iki apačios. Tai dabar siūlo 600, ne? Kur čia yra 80 km. Mus vežė iš viršaus į apačią į viršų, V raidė. Ir tiek ir dabar mums tik į apačią. Ir pasiteisinimas, kad labai sunku buvo, pavargo. Ir va čia tai visi mes jau ne pirmą kartą tam pačiam vairuotojui parašom su gerais ketinimais ir iššaunat mums kainą kosminę. Ir tada važiuoja ir sako, nu jo, mes čia negalim taip keliauti, atostogauti, čia mes sunkiai dirbam, labai mums čia reikia sunkiai dirbti. Ir tada paprašai, kad nuvežti ir šaunat tokią kainą. Tinginukai iš tikrųjų biški ir jie labai to naudojas to, kad čia mums sunku, čia mes neturim pinigų, čia jūs čia gerai gyvena, toks jausmas, kad pas mus ten ant medžių pinigai auga, tiesiog nueini, nusiskini ir atvyksti. Tai toks, kodėl? Nepagražinta balio pusė. Paliekam Munduk. Užsimetėme kuprines ant pečių ir nuėjom iki automobilio, kuris mus veš iki Sanur miestelio. Mano sveikata vis blogėjo, todėl jokios kambario apžvalgos, tik žygis iki picerijos ir vaistinės. Ligoniukų pusryčiai. Čia dar bandėme kažkur išeiti, bet aš vos pasivilkau, tai papietavome ir grįžom atgal į kambarį. Sveiki, sveikinuosi iš Sanur miesto. Dabar čia Lauros nėra, Laura susirgo. Jau antra diena, temperatūra, kosulys, sloga, panašiai. O aš buvau maisto apsinuodijęs kelias dienas, bet jau dabar geriau. Tai vat susiradom vairuotoją ir iš Munduk atvykome į apačią Balio, netoli oro uosto per pusvalandį kelio. Dabar, taip, kaip susirasti vairuotoją Balį, galiu papasakoti. Esmė, kad čia su viešuoju transportu yra labai didelė problema, nes arba jo nėra, arba jis trunka 3 kartus ilgiau nei važiuoti su mašina. Ir norint surasti vairuotoją Balyje, reikia ieškoti arba Facebooko grupėse, įvairiose kaip Bali Travel, Indonesia Travel ir panašiai.
Ir taip pat Balyje labai populiaru yra dienos turai, taip pat galima išsinuomoti vairuotoją kartu su mašina visai dienai, bet labai kaina skiriasi nuo regionų, kur norite keliauti. Jeigu norite į šiaurę ar į centrą Balio, tai kainuos papildomai kiekvienas toks važinėjimas. Tai šiuo atveju pasiėmėm tiesiog transferį kaip taksi iki šios vietos, kad atgabentų mus, kainavo apie 28 eurus. Ir dabar esam Šanur miestelėje, toks turistinis miestelis su skaniu maistu, paplūdimiu tokiu, šiukšlinu ir labai stiprios srovės. Tai vat prie šio miestelio yra uostas, iš kurio buvom išplaukę į Nusa salas ir rytoj keliausim į oro uostą ir skrisim į Flores salą, Labuan Badžio miestelį. Tai va, tiek žinių. Tikėkime, Laura pasveiks, nes laukia daug įdomių dalykų Flores saloje. Dar trumpai papasakosiu bairius čia, kaip su taksi vyksta. Tai esmė, kad jie yra ale unijose, tokiuose susibūrimuose, mes vadinam mafija, ir jie sutarė kainas, kurios yra užkeltos turistams ir jų negali nuleisti. Tai susirandam vairuotojus ir kartais jie nuleidžia tą kainą į normalesnę ir paprastiem mirtingesnėm įkandamą kainą ir pasako, kad tik tais nesakykit niekam kitam, jokiam taksistui ir panašiai, kad neišduoti jų, nes čia jų paslaptis ir jie vis tiek nori užsidirbti, gauti tą klientą, tai šiek tiek nuleidžia tą kainą, bet kartais reikia pasiderėti su jais. Kol aš gulėjau ligos patale, Rokas mėgavosi vietos malonumais ir itališkais ledais. Ką, išvykstam? Atvykom ir išvykstam. Taip. Oazė. Išsiregistravę palikom daiktus viešbutyje ir keliavom paskutinių lengvų pietų Sanur mieste. Šiaip šioje vietoje gausu pensijinio amžiaus žmonių, bet norėjome gyventi vietoje, kuri netoli vandenyno ir oro uosto. Kainos ir kokybės santykis buvo geras, bet jei čia atvykstate kelioms savaitėms, geriau rinktis kitas Balio lokacijas. Atsisveikinome su Sanur ir su Grebu važiuojam į oro uostą. Tik žinoma, pamiršome pasakyti, kad vežtų į domestik vietinį terminalą, o ne tarptautinį. Bet kadangi turėjome laiko, viską spėjome, daiktus pridavėme ir paliksime Balį jau antrą kartą. Ar gerai dabar?
Čia Laura ateityje, čia aš būsiu. Sakiau, tu ten būsi, o aš ten būsiu. Abudu būsim azijiečiai. Ir pakvėpuot. Patinka smilkalai? Labai patinka Laurai. Pagaliau įleido. Pirmą kartą pirmieji, ne? Turi tavo. Jei šis epizodas jums patiko, paspauskit liuksą ir pasidalinkit su draugais. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.